Ir taip, sveiki, aš šiandieną parodysiu visą darbą, ką mes darome projekte United Family. Čia prieš kelias dienas buvo startas, 20, tai yra kovo 7 dieną, štai va data. Startavome kaip? Mums kompanija įdėjo kiekvienam po 15 000 dolerių. Tai yra bonų, čia tokie vienas bonas lygus $1. Įdėjo todėl, kad mes čia testuojame šį projektą, tai vat ir toliau žiūrim, kas dedasi. Mes pirkome, aš pirkau vietų, už visus beveik 15 000, bet tik 300 pasilikau. Ir štai pas mane iš viso įdėta 14 700 į projektą. Čia yra 3 programos, kuriuose įėjimas už 50, už 200 ir už 1000. Ir aš visose 3 programose leidau pinigus kaip norėjau. Ir išleidau 14 700. Toliau jau man atėjo referalinių 4 710 ir atėjo į kabinetą įsivesti 16 170 pagal marketingą. Ir tai vyko viskas labai greitai, tiesiog žaibiškai. Ir dabar aš šiandien noriu parodyti šitą, kaip įsivesti pagal marketingą pinigus. Kadangi mes matome štai va jau šitoj vietoj, kur šitą parašyta, čia būtina įsivedimai. Pas mus yra sąlyga šitam projekte, būtinai įsivesti pinigus. Va čia va, kai matom, dvi sąskaitos, referalinė ir pagal marketingą. Ir mes įsivedam ne kartu visus pinigus, bet atskirai referalinius ir atskirai pagal marketingą. Dabar aš darau video, šitas filmuoju, tai įsivedimą pagal marketingą parodo. Pirmiausia, mes pasižiūrėsim, nueinam į statistiką, pasižiūrėsim, kas ten pagal marketingą, iš kur tie pinigai. Nusileidžiam žemyn. Nusileidžiam žemyn ir iš karto matome 7, tuoj pat už 2 minučių man atėjo, čia pirkau aš vietų, už 50, už 5, čia mano pirkta. Ir toliau už kelių minučių, tiesiog 2 minučių atėjo man štai parašyta išvedimui skirti pinigai $55. Įdėjau tik 50 už tą vietą. Ir jau man 55 grįžo ir įsivedimui. Ir kai tik kabinete ateina šita suma išvedimui, iš karto įsijungia laikrodis, timeris, kuris skaičiuoja laiką atgal. Čia duotas laikas išvedimui. Išvedimui duotas laikas čia buvo 3 dienos. Ir jau man liko tik 12 minučių šitai sumai. O toliau čia mano vėl pirktos vietos, pirktos, čia visur atrodo. Pirktos vietos ir vėl, kai atėjo man pinigai, vėl išvedimai, už kitą poziciją, vėl man stovi, užsidega tas timeris. Ir taip toliau ant kiekvienos mano vietos. Timerių daug. Ir mums išvesti nereikia už kiekvieną vietą. Nereikia. Mes pildom tokią paraišką, va čia vadinasi, pildyti paraišką išvedimui. Aš nuspaudžiu knopkę ir man įsives visi šitie pinigai. Štai pasižiūrėkit. Vat, pagal marketingą stovi būtent, negaliu parodyti, nes ten nustoja. Galiu tik nuimti 16 170. Va taip ir yra va šita va suma. Stovi pagal marketingą. Jeigu norėčiau referalinius įsivesti, tai aš pasistatyčiau referalinių ir suma pasikeičia ir atsistoja referalinį iš karto. Dabar aš vedu pagal marketingą. Taip?
Reiškia, čia perfektas mūsų jau užbetonuotas. Į perfektą gausim su minus 5 procentais tą sumą. Šitą video, kurį aš dabar filmuojasi video, įdėsiu YouTube ir YouTube'ės linką va čia sudėsiu. Pasidalinsiu 3 socialiniuose tinkluose, taip pat pasidalinsiu mūsų tinklapyje, tokiam skirelyje aktyvnas čate ir mūsų sait Voronkiai. Parodysiu kur ir čia sudėsiu visus skrinus. Iš ten padarysiu ir sudėsiu ir įsiųsiu patikrinimui. Vat, štai mūsų skirelis aktyvnas yra šitame skirelį čia sudedu. Taip pat čate pasidalinam šitame mūsų tinklapio. Štai va čatas, taip. Ir taip pat štai yra tokia sait Voronkiai referalinis linkas, kitaip sakant, čia taip pat dalinamės visais video. Ir taip, čia reikia grįžti man. Toliau einam. Ir taip aš įsivedu šitos. Aš dar parodysiu, kaip aš pirkau vietas. Štai vat, yra 3 programos. Aš pirkau 10 vietų už 50. Už 200 pirkau vieną vietą ir 14 po 1000 pirkau. Ir vat užsidengė pirmoji programai pirmas lygis, tai reiškia grįžo visi pinigai įnešti į šitą programą su plus 10 procentų. Ir antras lygis jau beveik visos vietas uždengė. Taip pat antroji programai antras lygis užsidengė ir trečioji programa iš 1000 užsidengė visose vietose, kiek pirkau. Pirmas lygis. Super. Visi pinigai grįžo įnešti, kuriuos aš įnešiau. Ir taip, vat šitas projektas yra labai man patinka ir kviečiu prisijungti. Su jumis buvo Anta. Iki sekančio video. Ačiū už dėmesį.